Remigijus autentiška lyderystė. Šią akimirką už nugaros galite matyti Graikijos vėliavą, kadangi esu Atėnuose ir ant šio kalno stūkso nuostabi šventykla, kuri buvo pastatyta prieš daug metų ir jinai buvo skalaujama, dėliojama įvairių gamtos dėsnių, tai būtų lietus ar tai būtų vėjas. Ir kai kurios kolonos natūraliai per amžių bėgant jos pabirėjo. Ir galima čia pamatyti, tai yra, kad jos yra sutvarkytos. Tai yra, kad skulptoriai gražiai padirbėjo ir atrodo tarsi kaip nauja. Panašiai būna ir su žmogumi. Jeigu žiūrėti, tai yra tyra esybė, tenais kartais gyvenimo sąlygos gabaliuką iškanda, kitą gabaliuką iškanda. Ar tai būtų pirmasis darbas, ar tai būtų darželis, auklėtoja, ar tai būtų mama, ar tai būtų tėtis. Vis kažkokiu tai savo elgesio arba veiksmų žodžiu gali gabaliuką iškasti. Ir iš tos tyros esybės žmogaus dingsta autentiškumas ir žmogus kompensuoja tai per savo sintetinius elgesius. Tai jeigu smalsu sužinoti, kokie tie galimi sintetiniai elgesiai egzistuoja pas patį žmogų ir nebesinori užkaišioti skirtingais dalykais, bet nori įsikeliauti į vidų, į savo tokį vidinį pasaulį, tai kviesčiau apsilankyti autentiškos lyderystės vakare. Iki pasimatymų.